Ir šiandien išganytojas Evangelijoje sako: drąsos, nebijokite. O vėliau, žengdamas į dangų, Jėzus sakys: paruošti jums vietos pas tėvą einu. Ir jūsų tad širdis tegul nesibijo liūdnai apsiniaukusių žemės dienų. Šiandieninis pasaulis iš tiesų yra pilnas apsiniaukusių dienų. Bet matome, šviečia mums saulė, amžinoji saulė, begalinės Dievo meilės saulė, kuri išsklaido visas sutemas ir tamsybės paverčia šviesos ir meilės gyvenimu. Dėl to mes neturime bijoti nei karų, nei audrų, nei stichijų. Ir motina Teresė iš Kalkutos sakydavo: didžiausia nelaimė žmonijoje nėra karai, stichijos, nelaimės. Didžiausia nelaimė tai, kada žmonės nesugeba mylėti Jėzaus. Jeigu mes sugebėtume iš tiesų mylėti Jėzų ir pajustume, kaip Jis mus be galo myli, kaip apie tai liudija dangiškoji motina Marija čia apsireiškimuose, tuomet mūsų gyvenimas keičiasi. Tuomet pasitraukia visos nesantaikos, karai, nelaimės, o visi išbandymai tampa mums keliu, kuriuo mes eidami tobulėjam, stiprėjam dvasia ir trokštam pažinti Jėzų kuo giliau ir nuoširdžiau jį pamilti. Teresė Didžioji, Teresė Avilietė sakė: vien Dievo gana. Šis šūkis mums yra labai svarbus. Kada keliauji Ispanijoje jos keliais ir pajunti tą jos nepaprastą uolumą, kurti vienuolijas, skleisti Kristaus meilę, gyventi jo meilėje, ir suprantame, koks gilus pasakymas, išjaustas, išmąstytas ir pagrįstas gyvenimu. Gyvenimu, kuris rodo tikrąjį gyvenimo grožį. Nes turėti Dievą širdyje ir gyventi jo meilės šviesoje, tai turėti didžiausią lobį. Ir mes esame suradę tą lobį. Branginkime jį savo širdyje, eikime tuo keliu džiaugsmingai, su nuotaika. Nes motina Teresė sakydavo: jeigu sesuo yra nuliūdusi, ji negali išeiti į gatvę. Ir mes turime spinduliuoti viešpačiu Jėzumi Kristumi. Eikim linksmi, džiugus, nuotaikingi, skleiskime tikrą krikščionišką meilės dvasią ir su Terese ištarkime: vien Dievo gana.